Sveiki gyvi, mėlėjai Slenksčio žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis ir trečioji mūsų laida – pokalbiai apie žurnalistiką ir kitus gyvenimo malonumus. O šiandien mes kalbamės su Seimo nariu, Centro dešiniosios sąjungos pirmininku ir kolega žurnalistu Artūru Zuoku. Labadiena, Artūrai. Sveiki gyvi, sveiki visi, malonu. Pradėkime nuo to, kad kolega žurnalistas, tai yra iš tiesų malonu taip kalbėti, galime kalbėtis kaip seni draugai kolegos. Karo žurnalistas, iš tikrųjų, šiandien, Artūrai, tamsta jautiesi karo žurnalistu? Jaučiuosi gal ne karo žurnalistu, bet ta patirtis. Ir tie įvykiai, kuriuose teko dalyvauti tiesiogiai, man suformavo labai daug mano tokių galbūt vertybinių polių ir tam tikrą kritiškumą, nes aš mačiau, kaip gali politikai nuo žodžių privesti prie veiksmų. Ir tie veiksmai yra brutalūs ir tai yra žodis karas. Tai todėl aš labai atsargiai žiūriu į tą pareigą, kurią turi vykdyti žurnalistas, teikdamas informaciją, ir ypač skeptiškai į politikus, kurie labai dažnai kalba apie taiką, bet už tos taikos stovi ginklai. Aš labai gerai prisimenu vieną tokį momentą, čia kaip tik gal grįžimas šiek tiek į praeitį, tai kada buvo Maskvoje šturmuojami parlamento rūmai, Baltieji rūmai, aš tuo metu ten kaip žurnalistas buvau. Ir tuometinis... Kurioj pusėj? Aš tiesiog kaip žurnalistas. Ir buvo konferencija suorganizuota tuometinio ten jų parlamento pirmininko, dabar pavardę tik užmiršau. Hasbulatovas? Ne. Ir jisai kalba, ir man labai įstrigo jo žodžiai. Nėra nei vienos idėjos pasaulyje, dėl kurios būtų galima pateisinti kraujo praliejimą. Tačiau už jo nugaros stovėjo krūva Kalašnikovo automatų, granatsvaidžių ir vyrukų pasiruošusių tą kraują pralieti. Tai man tas momentas yra įstrigęs kaip koks paveikslas. Žodžiai ir jis tiesiog nepamatė, kas už jo nugaros, kai jis tada darė interviu. Tai va čia prasmybė, bet tik tai skvarbu žurnalisto žvilgsnis tą gali pastebėti. Tarp kitko yra ir kitas posakis: miršta idėjos, dėl kurių niekas nemiršta. Miršta idėjos, dėl kurių niekas nemiršta. Jeigu nesi pasiruošęs dėl savo idėjos paaukoti viską, jo, čia labai stipri citata. Taip, kad klasika lieka klasika visais laikais, bet mes, Artūrai, tada pakalbėkime iš tikrųjų apie tą klasiką ir apie nacionalinius reikalus. Iš ties ne pirmą mėnesį tamsta ir mūsų atstovai darbo grupėje Seime sprendžia nacionalinio transliuotojo reikalus, valdysenos reikalus, ir tamsta nemažai idėjų esi iškėlęs. Kaip vis dėlto iškilo šita problema? Mes 20 metų vis ginčiamės, nurimstam ir vėl iškyla, nurimstam ir vėl iškyla LRT klausimas. Kas neįspręsta per tuos 10 mečius? Aš sakyčiau, kad LRT visa bendra situacija buvo tiesiog labai ilgai palikta ir užmiršta. Nes mes nagrinėjame įstatymą, kurio data berods yra 96 metai, pirminės įstatymas. Iki interneto eros. Taip, kaip sakot, iki interneto eros, iki tos visos tų galimybių, kurias suteikė dirbtinis intelektas ir taip toliau. Valdymo dalykai, finansavimo dalykai senai jau netitinka arba netgi prieštarauja europiniai teisiai. Finansavimo modelis, kuris ir buvo patvirtintas 2015 metais, lygiai taip pat jis šiandien prieštarauja europinės paramos, valstybės paramos kriterijams. Pagaliau netgi valdymas, kaip ir buvo sudėliotas, jis irgi yra pasenęs. Lietuvoje buvo įprasta sukurti kažkokią valdymo instituciją, kaip šiuo atveju LRT taryba, bet neduoti jokių instrumentų, kad jinai galėtų kontroliuoti tam, kam jinai yra sukurta. Nes net sekretorijos neturi, turi prašyti generalinio direktoriaus, jau nekalbant apie teisininko analizę arba ten finansininkus ir panašiai. Taigi, manau, kad tikrai ta problema brendo ir jinai atėjo šiuo metu, iškilo kaip tas visas pulinys, sėskim ir susitvarkykim. Aišku, pradžia buvo to pulinio iškelimo neteisinga, nes politikai įsikišo labai aiškių siaurų interesų, tai šiuo atveju neminėsiu tų politinių organizacijų, kurie viską suvedė į vieną asmenį, tai yra į generalinį direktorių, kas yra neteisinga ir kas natūralu šiandien yra pagristai kritikuojama tiek ir europinių institucijų, tiek ir pačios
žiniasklaidos bendruomenės. Bet, kaip lietuvių patarlė sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Šiandien man malonu matyti, kaip dirba ir žurnalistų sąjungos atstovai, ir darbdavių arba verslo atstovai iš žiniasklaidos, Seimo nariai, skirtingos frakcijos. Mes imame geriausią praktiką, kokią galim rasti šiandien Europoje ir ieškome tų sprendimų, kurie mums garantuotų šiandieninėme dirbtinio intelekto, interneto, propagandos ir visų kitų iššūkių situacijoje sukurti pagrindus savarankiškam, nepriklausomam nacionaliniam transliuotojui. Puiku, ir visada norisi kalbėti apie ateitį ir apie pozityvius dalykus, ką vis dėlto galima įspręsti ir kaip galima įspręsti. Tai dabar būtų labai įdomu, Tamstos Artūrai, nuomonė apie tai, kokia ta valdysena turėtų būti. Ir visą tą paveikslą ir pabandyk Tamstą nubrėžti. Na, šiandien galiu pasakyti, kas yra jau kaip ir beveik sprendimai darbo grupės, sutarti. Ar jie visai sutampa su siūlymais? Ne, be abejo, demokratinis procesas kai ką laimi, kai kur kažką pralaimi, arba tavo argumentai neįtikina, arba tiesiog yra kitų argumentų. Na, bet šiandien yra daugiau ar mažiau sutarta, kad bus stiprinama taryba. Taryba turės nebe 12, o 15 asmenų. Tikrai aš palaikau ir siūlau, kad atsirastų regionų atstovavimas didesnis, pavyzdžiui, per savivaldybių asociaciją. Tikrai būtų galima kalbėti apie tų pačių profesinių sąjungų ar būtinai verslo atstovo asocijuotų struktūrų, manau, kad turėtų būti. Taigi dar dėl tų 3 nėra nuspręsta, bet 3 turėtų didėti. Toliau svarbus dalykas, atsiranda biuras prie tarybos. Kitaip tariant, taryba įgauna instrumentus, kaip atlikti savo misiją, kurią jinai yra įkurta įstatymu - kontroliuoti LRT. Tam, kad iki šiol buvo ta tokia dviprasmybė, taryba buvo vienu metu ir kaip stebėtojų tarybos funkciją atliekanti, ir kartu kaip valdyba. Kitaip tariant, ir priežiūra, ir valdymas. Po ko tie asmenys pagal savo kompetencijas valdysenoje dalyvauti nelabai gali, nes jie yra, kaip pasakau, visuomenės atstovavimo išminčiai. Daug pasiekia žmonės, garbingi, turintys akademinės geras žinias ir visa kita. Bet jie nėra verslininkai, jie nėra buhalteriai, jie nėra finansininkai, jie nėra vadybos specialistai. Tai šiuo atveju ir paliekant tą misiją, kuria yra būtent įkurta LRT taryba, yra numatyta įkurti 5 asmenų valdybą, taip kaip yra daugelį šiandien valstybinių įmonių, kurios jau konkrečiai prižiūrėtų direktorių ir sumažintų direktoriaus vienasmeniškumą. Nes šiandien, ką be kalbėtų čia apie LRT iš esmės valdo vienas žmogus, tai yra LRT generalinis direktorius. Tai tokiu būdu susibalansuoja valdymas, atsiranda didesnė atskaitomybė ir atsakomybė. O visa kita ten yra daugiau ar mažiau jau tokios detalės, tačiau čia tik pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra esminis žingsnis. Tai yra, turim pereiti prie europinės praktikos, kad valstybė, jeigu neskiria finansavimą, pagal Europos komisijos imperatyvų reikalavimą, turi būti sudaryta visuomeninių paslaugų pavedimo sutartis. O gal mes tada sustokime čia ir kad nenutoltume nuo tarybos, valdybos Taip. Ir biuro. Prieš kurį laiką vis dėlto susikloščiusi fantasmagoriška situacija kėlė siaubą ir nusistebėjimą, kada taryba pakluso direktoriaus, sakykime, lietuviškai tariant, jeigu neprisirišam prie konkretaus asmens reikalavimui, proto ribose pritarti direktoriaus nutarimams per protingą laiką maždaug. Ir taryba tokiems dalykams pasirašo. Kaip galėjo tokie fantastiški dalykai atsitikti ir ar šita išplėsta taryba, 12 buvo, 15 būtų, ar ji taip pat lengvai nepasirašytų tokiem reikalavimam? Iš tikrųjų, dabartinis įstatymas kaip ir buvo paremtas gražia tokia idealistinė idėja, kad visą laiką bus pozicijose teisingi, geri, protingi, profesionalų žmonės. Tačiau šiuolaikinė vadyba remiasi į sisteminius sprendimus, o ne į personaliją. Dėl to ir mes turim situaciją, kad generalinis direktorius realiai yra valdantis LRT. Ir taryba. Ir taryba tame tarpe, nes jeigu tarybos pirmininkas nori sušaukti tarybos posėdį, jis turi prašyti generalinio direktoriaus, kad jam deleguotų referentą arba sekretorę. Humoro žurnalą. Kaip sakant, tai yra nenormalu.
Tai būtent mūsų siūlymai darbo grupės, ir tikiuosi Seimo nariai pritars, sustiprins tarybą kaip labai stiprų, praktiškai nepriklausomą instituciją. Ir valdyba įvedama, jinai turės labai aišku santykį ir su taryba. Kas skiria valdybą? Taryba. Taryba stipriai parenkami pagal kompetencijas, čia vadybininkai, ekonomistai, specialistai tam tikrose, sakykime, valdymo, žiniasklaidos, sakykime, sferose, konkurso būdu pagal aiškius kriterijus. Jie gali priimti valdybos narius, gali atleisti. Ir jie jau tada kontroliuoja, prižiūri LRT darbą, tame tarpe ir direktorių. Valdyba dirba nuolatiniu principu, kaip jūs įsivaizduojate, tai yra nuolat dirba, ne taip kaip taryba, kuri susirenka kartą per mėnesį ar du. Sakyčiau, gal panašių principų, kaip šiandien dirba dauguma valstybinių įmonių valdybos. Tai būtų be abejo darbas mokamas, be abejo resursas tam tikras būtų skiriamas, bet tai nebūtų full time, pavartosiu anglišką terminą, nuolatinis darbas. Bet kuriuo atveju valdyba pagal įstatymą ar pagal kompetenciją turi labai aiškią atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus. Ir jie kaip taisyklė yra tie, kurie įsireikalauja iš generalinio direktoriaus arba iš administracijos rezultatus, kuriuos bus nuleidusi savo sprendimais LRT taryba ir kurie turės būti paremti, grįžtų prie tos pačios viešųjų paslaugų pavedimo sutarties, kurioje remiantis europinė praktika, ar tai būtų Prancūzijos, Vokietijos nacionaliniai transliuotojai, ar Austrų, ar Olandų, valstybė labai aiškiai užsako. Mums reikia, kad būtų tiek eterio skirta ten, pavyzdžiui, demokratijos plėtrai, tiek reikia mums laidų ir eterio regionams, tiek mums reikia jaunimui, žmonėms su negale, kritiniam mąstymui ir dar kažkam tai. Ir atitinkamai LRT jau turi organizuoti visą šitą sutarties įgyvendinimą. Labai griežta linija, kad nieks nesuprastų neteisingai, šita viešųjų paslaugų pavedimo sutartis negali peržengti į redakcinį turinį jokių būdų ir jokių būdų jokia forma turinio kontrolė. Čia yra grinai išskirtinis reikalas yra redakcijų ir žurnalistų. Tai va taip veikia europinė praktika ir pagal tai yra skiriamas finansavimas. Ir finansavimas skiriamas ne taip, kaip dabar yra. Auga bendras vidaus produktas, didėja LRT biudžetas, o neturi tik tai galvos skausmą, kur mes tos pinigus padėti, žinai. Taip nėra. Panašiai. Yra aiškus susitarimas, ką turi padaryti viešasis transliuotojas už tuos pinigus ir kiek tai kainuoja. Ir jeigu, sakykime, įgyvendino LRT visą programą, susitarimą dėl viešųjų paslaugų pavedimo už mažesnę kainą, tai atitinkamai tie pinigai grįžta atgal į biudžetą. Taip gyvena visi nacionaliniai transliuotojai Europos Sąjungoje. Nesuinteresuota LRT būtų įgyvendinti už mažesnį. Tai yra vertinimo kriterijus, ar gerai dirba direktorius ar ne. Ar jis sugeba konkuruoti rinkoje ar ne. Šiandien audito komitete mes turim daug duomenų susirinkę, mes matome labai didžiulį skirtumą pagal koncepciją ir turinį panašios laidos, bet tiek, kiek moka LRT už laidas, kurių, kaip bebūtų, dauguma yra pirktos ne viešo konkurso būdu, o pagal tiesioginius susitarimus ir tą, ką daro komercinės televizijos, tikrai šiuo atveju balansas yra ne LRT naudai. Tai šiuo atveju tai būtų ir skaidrumas, ir rinkoje mes galėtume tada aiškiai palyginti, ar LRT nepermoka už produkciją. Šiandien toks įtarimas ir pagristas, mano manimu, yra tikrai. O kas būtų, jeigu direktorius vis dėlto sugalvotų maištauti prieš valdybą? Taip kaip dabar maištauja prieš tarybą, mes turim pavyzdį. Tai šiuo atveju biudžetas tvirtina valdyba ir taryba, tai yra galingas instrumentas, per kurį ir bet kokį aikštingą direktorių gali pasakyti, palauk, tu nevykdai sutarties, tu nevykdai pavedimų ir visa kita, ir tai yra nepriimtina. Aišku, atleidimo galimybė išlieka ta pati, kaip ir buvo gana griežta. Reikia 2/3 tarybos balsų. Ir su tuo darbo grupė sutinka. Ir su tuo darbo grupė sutinka, nes kaip bebūtų, aišku, tą nepriklausomumą arba tą savarankiškumą mes turim garantuoti. Bet manyčiau, kad jeigu taryba bus nepriklausoma, daug daugiau negu buvo iki šiol, jinai jau tada objektyviau ir galės vertinti ir direktoriaus, ir administracijos veiklą. Plus, kaip ir minėjau, viešųjų paslaugų pavedimo sutartyje bus labai aiškus dalykai. Ir bus labai lengva pasakyti, jūs padarėt, nepadarėt, įvykdėt, neįvykdėt. Nes yra sutartyje, pavyzdžiui,
Prancūzijos nacionalinio transliuotojo sutartis 90 lapų. CDF arba ARD Vokietijos 560 lapų. Ir ten viskas gana labai aiškiai įrašyta. Netgi jeigu jūs darot laidą, ta laida turi pabaigoje turėti mato vienetą, ar jie kas nors žiūrėjo be rengėjų. Visa tai yra sutartyje. Todėl pagaliau atsiranda skaidrus kriterijai, pagal kuriuos gali vertinti, jūs dirbėt gerai ir blogai. Gerai, bet dar vieną iššifruokime tamstos sakinį, jeigu taryba bus labiau nepriklausoma. Narių tarybos išplėtimas nepriklausomybės savaime dar nepadidina. Kaip mes galėsime būti tikri, kad taryba labiau nepriklausoma negu dabar, nes teoriškai ji dabar nepriklausoma? Aš sakyčiau, jinai tikrai yra gana nepriklausoma, nes aš vis tiek vertinu tą žmogiškąjį faktorių. Jeigu jūs esate akademikas, esate savo tam tikroje temoje lyderis ir kad jums dabar kažkas nurodinės, koks nors partijos pirmininkas arba dar kažkas, tai žemintų tą žmogaus savigarbą. Praktiškai jie sako, duokit slaptą balsavimą, kitaip mes nedrįstam. Todėl, kad spaudimo žmonės įsigando. Čia yra paradoksas. Žmonės turintys tikrai turi didelį spaudimą ir tą spaudimą atlieka, kaip reikia pripažinti, interesų grupės susijusios su LRT. Su LRT vadovais, su tam tikrais žurnalistais, su tam tikrais komentatoriais, kurių mes nežinom pavardžių, nors jie turi autorinės sutartis ir aiškina Lietuvai, kaip tą pasaulį reikia suprasti komentarų formą tiek portale, tiek televizijoje, tiek radijoje. Tai nėra normalu. Todėl biuro atsiradimas ir daugiau kompetencijų suteikimas tarybai leistų jai jaustis tikrai, nejaustis, leistų jai būti savarankiška. Nes dabar kiekvienu klausimu tu turėti pas direktorių ir prašyti jo kaip ir malonės. Netgi pavyzdžiui, konfliktas, kuris egzistuoja LRT, bet jis niekada nebuvo per daug išviešintas, šiandien įstatus turi tvirtinti taryba. Tačiau pagal įstatymą įstatus rengia administracija ir generalinis direktorius. Jisai jų nerengia. Ir mes audito komitete klausėm direktorės, kodėl jūs nepateikėt. Tai kai nuspręsiu, tada pateiksiu. Atsakymas. Labai arogantiškas, visa kita. Bet tai kodėl jūs, kada nuspręsite, tada klausimas. Tai šiuo atveju įstatymė tas pakeitimas įvyks ir šiuo atveju įstatų keitimo iniciatyvą turės taryba. Ir direktorius turės vykdyti ir įvykdyti. Jeigu ne, tada bus traktuojama kaip įstatymo nevykdymas, pažeidimas, pagal kurį jau gali atleisti generalinį direktorių. Kitaip tariant, principinius tarybos sprendimus įgyvendins valdyba, kuri duos nurodymus direktoriui. Taip. Tai vat struktūra gal šiek tiek kai kam atrodo biurokratiškesnė bus, bet žinot, demokratija visada reikalauja šiek tiek tų išlaidų papildomų. Čia aš visą laiką duodu visiems pavyzdį, ką gerai žinau, Italija. Italijoje visą laiką atrodo visiems keista, kaip matai, tai ir Guardia Costera, ir Guardia Finanza, policija, karabinieri, vietinė policija, tiek daug tų militarizuotų ir jėgos struktūrų. Ir aš klausiu, kam jums to reikia? Ir man atsakymas, kurį išgirdau, mane labai tikino. Sako, žinot, mes turime Musolinio laikų patirtį. Kai susikoncentruoja jėga, tame tarpe ginkluota jėga arba spectarnybų jėga siaurame rate, įvyksta tai, kas įvyko prie Musolinio. Todėl mes norime turėti, taip kainuoja tai brangiau, konkuruojančią institucijas, finansai, policija, prokurorai, karabinieriai, kurie vienas kitą kontroliuoja ir prižiūri ir jiems susitarti. Galimybė labai maža. Tokia, sako, yra demokratijos kaina. Demokratija brangi, tarp kitko, man dabar tokia mintis į galvą atėjo. Mes sakome, kad didėjant LRT finansavimui kartais jis taip staigiai didėja, kad gali nežinot, kur tos pinigus padėti. O medijų rėmimo fondas turi palyginus su LRT, kitaip tariant, visa kita Lietuvos žiniasklaida, sakykime, 10, o iš tikrųjų 6 milijonus. 80 ir 6, o nebūtų galima truputėlį susisiekiančius indus padaryti. Čia labai geras pastebėjimas, nes žiniasklaidos arba žodžio laisvė užtikrina ne tik nacionalinis transliuotojas. Visa ekosistema. Ir kaip tik turi būti galimybės privačiai žiniasklaidai būti savarankiška, išlikti nepriklausoma ir dalyvauti konkurencijoje dėl kokybiškiausio turinio, dėl informacijos pateikimo. Ir aišku, aš neblogai žinau tą ypatingai regioninę žiniasklaidos situaciją, dauguma jų gyvena ant išgyvenimo ribos. Labai dažnai tiesiog priklauso nuo tų pačių politinių sprendimų arba politikų. Ir jeigu nėra ten santykio su vietiniu meru ar savivaldybė ar su dar kažko, tai tada tu esi prie bankroto arba bankroto riboje.
Tai to neturėtų būti. Ir čia aš labai kritikavau dar 2008-2009 metais, kada Seime įstatymą priėmė naktinės reformos metu pakėlė PVM ten iki 21 procentų. Pakėlė PVM, pakėlė autorinius mokesčius ir daugelį kitų dalykų. Ir aš tada gerai atsimenu tą kalbą, sakiau, kritikavau Kubiliaus iniciatyvą. Sakau, žinot, jūs atimat iš žiniasklaidos galimybę būti savarankišką ir padarote priklausomą nuo ko? Politikų arba oligarchų sprendimų. Tai dabar ir tie visi fondai sukurti, kurie turėtų, kaip ir pagal gerą idėją, skatinti ir palaikyti žiniasklaidos nepriklausomumą ir galimybę veikti, šiandien jūs turite prašyti politikų malonės. Tai negerai. Turime prašyti ir be tų milijonų yra labai mažai, beje, tada 2008-2009 pusė regioninės žiniasklaidos susidarė. Pusė. Rezultatas. Tai yra baisus smūgis. Va, tada reikėjo daryti visiems piketus ir tikrai sakyti, palaukit, jūs laisvą žodį padarot, pirmiausia, sumažinat jo galimybę, arba padarot priklausomą nuo politikų, arba nuo labai stambaus, dažniausiai interesų turinčių verslo, kurie vieninteliai gali tai išlaikyti. Mes tada neturėjom tokių resursų, kaip dabar turi kai kurie ten mitingų organizatoriai. Ir tuomet mums Kubiliaus aplinka atsakė, tai žiniasklaida yra toks pat verslas kaip ir kiti, kaip ir plytos, kibirai ir lentos. Tai yra ketvirtoji valdžia. Čia dėl to valdžia ir verslas, ir to nesuvokti, aišku, gaila. Čia yra priežastis, čia problema. O dabar grįžtame prie tos temos, prie užsakymo ir turinio užsakymo. Tam tikrą prasme, aš gal ne visai teisingai išsireiškiau, bet Artūrai, tamsta pats sakei, kad tai yra slidi tema ir gali kažkas sakyti, ne, žiūrėkite, čia jau yra žodžio laisvės apribojimas. Nors be misijos apibrėžimo ir be turinio, iš viso sunku suprasti, ką tada LRT darytų. Čia mes ir turim darbo grupėje didžiausią diskusiją šiandien, tai misiją turim apibrėžti. Taip. Ir va čia ir galėtų ir žurnalistų bendruomenė, ir visuomenė teikit mintis. Aišku, aš bent jau nagrinėjau europinius pavyzdžius ir ten įvairiai, kai kur detaliau, kai kur abstrakčiau, bet mes turime apibrėžti tą misiją. Iš tos misijos tada gimsta už viešasis užsakymas, visuomenės užsakymas, kuris ateina be abejo per politinės struktūras, per vyriausybę, kultūros ministeriją ir tada sudaroma ta vadinama viešųjų paslaugų pavedimo sutartis. Ir pagal tai ateina finansavimas. Tokia praktika ir netgi toks įstatyminis reglamentavimas ES. Lietuvoje kažkodėl mes buvom tą pametę. Tik dabar ginčas, kuris vyksta Europos komisijoje dėl galimos neteisėtos valstybės pagalbos LRT, mus dabar gražina į situaciją, kad mes turime arba dabar patys sureaguoti, o jeigu ne, tai matyt rudenį ir metų pabaigoje Europos komisija privers mus sudaryti ir paruošti metodologiją būtent pavedimo sutartį viešųjų paslaugų ir atitinkamai pagal tai pagrįsti išlaidas ir sąnaudas. Tai arba mes dabar padarom patys, arba mes būsim priversti dėl to, kad mes pažeidinėsime ES tvarką. Bet dabar tarp ko ta sutartis bus sudaroma? Kas su kuo sudarys? Aš čia gal tik tai duosiu, mes neturim patirties, mums reikia, net žinojimo mums reikia, mes ir šiandien darbo grupėje kalbėjom, ir daug kas net nežino, kad taip yra. Atrodo keista, atrodo, kad mes perkam turinį. Perkam turinio dėja ne. Dar kartą pabrėšiu, kad redakcinė politika ir žurnalistas yra visiškai nepriklausomas. Tai yra ne tai, kad raudona linija, tai yra kanjonas, didysis kanjonas, kurio negali peržengti joks politikas. Labai aiškiai pasakyti. Yra misija, misijoje mes numatom, kokius mes tikslus siekiam ir tada pagal tai suformuluojam, ko mums reikia. Regionams tiek eterio laiko. Ten politiniam diskusijoms tiek laiko. Pluralizmo skatinimas. Sporto varžybų transliacija. Pavyzdžiui, dabar LRT dažnai transliuoja komerciškai patrauklias sporto varžybas, kurias gali transliuoti bet kuri komercinė televizija. Tačiau, pavyzdžiui, moterio krepšinis arba netgi futbolas šiandien turi bėgioti po komercinės televizijas, mokėti už transliacijas, netgi, kad juos rodytų. Nu tai misija kas yra? Mūsų skatinti sportinius pasiekimus, pradėti nuo mokyklos. Nepopuliariausius rodyti. Taip, tai kas šiandien negali rinkoje turėti atsiperkamumo, bet nes tai yra misija, bet jie yra labai svarbus visuomenės dalyviai ir tėvai nori pamatyti, kaip jų vaikai žaidžia ir pagaliau per tai užauga ir profesionalai.
Toliau be abejo kritinis mąstymas, jo skatinimas, atsparumas propagandai. Tai yra daugelis dalykų, kurie galėtų būti sudėti į būtent šitą viešųjų paslaugų pavedimo sutartį, o toliau jau kaip tą sutartį užpildys ir išgyvendins, jau aišku LRT tarybos, valdybos ir administracijos atsakomybė. Prancūzai deda visą laiką dar šalia ir labai svarbų dalyką - reitingą, žiūrimumą. Kad būtų ne tik laida padaryta, bet kad ir būtų žiūrovas. Artūrai, ar čia labai svarbus vis dėlto dalykas, ar turėtų būti nustatytas tiesiog minimumas? Yra be abejo, kad visame kame turi būti sveikas protas, elastingumas turi būti, nes natūralu, kad galbūt tokios aukštos elitinės, ko reikia būtinai kultūros laidos, žiūri nedidelė visuomenė dalis, bet jinai lemia didelius procesus. Tai suprantama, kad tu negali pabraukti vienodo kriterijaus, ten sakykime, kokiai nors publicistikai, humoro formą apie politiką ir žinių laidai, kaip sakyt. Bet viskas yra galima sutarti, išmatuoti, praktika yra. Mums nereikia išradinėti šiandien dviračio, ką dažnai lietuviai mėgsta. Yra prancūzai, yra vokiečiai, olandai gerų pavyzdžių turi. Ir iš jų pasimti geriausią patirtį, nedaryti jų klaidų, kuriuos jie nebejojo buvo pridarę. Ir susikurti tvarką, kuri būtų aiški, skaidri ir svarbiausia atskaitinga. Pavyzdžiui, man iki šiol, labai aš dar taip spaudžiu LRT samdo tiek radijas, tiek televizija, tiek portalas komentatorius, kurių klausimo nuomonę, įvertinkit, ką ten pasakė premjeras, arba ten įvertinkit, kas įvyko pasaulyje. Ir tie žmonės yra išlaikomi arba apmokami pagal autorinės sutartis iš LRT, iš mūsų visų pinigų. Ir tos pavardės yra slepiamos. Bet tai neįmanoma, tai neturi tai būti. Taip neturėtų būti, nesakau, palaukit. Jie prisidenginėja BDR reikalavimą, sakau, palaukit, prie ko čia BDR-as. Taigi jūsų redakcijos žmonės, kurie kuria turinį, jie yra viešai žinomi, yra metrikoje jūsų. Tai kaip tie, kurie aiškina pasaulį, kaip mes turim gyventi, kodėl jūs juos slepiat? Tai lygiai taip pat sudėliokit normaliai ataskaitą ir parinkimo kriterijai yra. Šiandien dažnai žmonės užduoda klausimą, kodėl visą laiką tie patys asmenys eterį. Todėl, kad uždara sistema veikia. Ten sako, mes neturim daug Jakilaičių ar ten Tapinų ar dar kažką. Kodėl mes jų neturim? Todėl, kad mes esame uždarę sistemą ir neleidžiame nieko iš išorės. Neįleidžiame. Nes kaip tik LRT turėtų ugdyti, ir čia galėtų būti taip pat toje pačioje viešųjų paslaugų pirkimo sutartyje, kad užauginti kuo didesnį ratą komentatorių, apžvalgininkų, taip pat kad būtų įvairesnės nuomonės, o ne sakykime, vienos galbūt krypties, nes to reikalauja šiandieninė situacija ir visuomenė. Bet taip jau buvo pasakyta kažkur, kad LRT viena dalis kovoja, kad išliktų tenai, 20 metų jau būdama, kita kovoja, kad įeitų tenai. Yra ir taip, galbūt galim primityviai suprasti. Bet tai yra demokratijos esmė. Tie, kurie turi status quo žemę, per savo gebėjimus, laimėję konkursus, sakyta, jie laiką turi jausti konkurenciją, kad kažkas nori ateiti. Ir tai normalu, bet tu negali uždaryti procedūromis ir susitarimais tarp tam tikrų asmenų sistemą tiems, kurie gal yra gabesni, geresni arba tiesiog norėtų naujovių. Ir čia netgi, kalbant apie tuos pačius komentatorius, girdžiu argumentą pagrindinį, kodėl jų neišviešina. Todėl, kad tiems žmonėms, kurie yra žinomi, kai kurios pavardės žinomos, tai yra garbingi, žinomi žmonės, jie prisikomentavo socialiniuose tinkluose gindami LRT. Kaip tada atrodo, jeigu tu esi žmogus su pareigom, su universiteto galbūt dėstytojas ir dabar pasirodo, tu gauni autorinės sutarties pagrindų pajamas iš LRT ir dar paskui gini ją viešai, neįvardindamas. Jis turi teisę tą daryti be abejo, bet jis turi parašyti. Tačiau aš esu LRT komentatorius ant politikos temomis. Ir baigiant tą temą apie sutartį, kokią vis dėlto formą ar prasmę sudėkėt? Ar tai yra visuomeninė sutartis, kaip tarkim ten Didro, Ruso, ir jinai atsirastų įstatyme, ar sutartis tarp kažko? Tarkime, aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju, kad LRT ir Seimas, tarkim, sudaro. Ar LRT su taryba sudaro, ar Seimas su taryba LRT?
Aš sakyčiau, kad remiantis vėl tą pačią europinę praktiką, šiek tiek supaprastinant, gal be abejo tai turi būti pirmiausia numatyta įstatymę, kad tik tai pagal atsiradus įstatymę pareigai sudaryti visuomeninių paslaugų pavedimo sutartį ir pagal ją finansuoti, pavyzdžiui, 5 metų laikotarpį, kaip dauguma yra, kai kur yra 5+5 metai. Toliau ją turėtų rengti, taip sakyčiau, kultūros ministerija, be abejo su maksimaliu įsitraukimu visuomenės, žiniasklaidos atstovų, visą kitą, nes mes kalbame apie bendrą viešą interesą, tada jie turi tvirtinti vyriausybę. Prieš tai nebejotinai turėtų dalyvauti ir parlamentarai, komitetas, tas pats galbūt kultūros, galbūt pagal šakas, pagal ten, jeigu laidos apie sveikatą. Gerai, kodėl negalėtų pasakyti Seimo sveikatos komitetas. Ir pabaigoje galiojama tą sutartį pasirašyti tą patį kultūros ministerija. Čia daug kas pasakyti, čia bus politinė įtaka. Nu, ką reiškia, visą laiką ta politinė įtaka vienaip ar kitaip egzistuoja, tam ir yra politikai. Tam ir renkam politikus ir jų eliminuoti kaip tik iš proceso nereikia, nes tai nedemokratiška. Tačiau toje sutartyje nebus labai aiškiai sudėliota, žinai, rodyk tą, nerodyk to. Toje sutartyje bus labai aiškiai pasakytos temos. Jaunimas, demokratinės procesas, ten, sakykime, aplinkosauga, miškosauga, ten dar kažkas tai. Tai yra, pakartosiu, dviračio išradinėti nereikia, imam geriausius europinius pavyzdžius ir iš jų mokomės. O paskui leidžiasi viskas per tarybą, valdybą, administraciją. Iki administracijos. Ir taip, ir žurnalistai kuria. Dabar LRT redaktorius, pavyzdžiui, sakykime, ten visuomeninių laidų galvoja, nu kokią čia man dabar laidą sugalvoti, kokią šiandien aš pasaulyje matau problemą. Ir jisai sprendžia su, sakykime, kažkokiam rate. Bet gal tai nėra viešasis visuomenės interesas. Tai todėl pinigai ateinantis iš visuomenės turi praeiti tam tikrą filtrą, kad jisai galvotų, šiandien aktualija valstybė yra tai. Pagal tai aš turiu pagalvoti, kaip man sukurti programą ar pateikti informaciją, kad tą sutarties punktą aš įgyvendinčiau. Sakykime, net ir šiandien žiūrint LRT apie jaunimą laidų. Buvau aš mitinguose, klausiau jaunimo, ar jūs žiūrite LRT? Ne, nežiūrim. Sako, nes mes televizorius net neturim. Sako, tai kaip tai dabar šitą ginat laisvą žodį? Jie nesugeba paaiškinti to laisvo žodžio gynimo. Ir kada jie suveda, kad laisvas žodis tai yra LRT direktorius, tai yra pozicija, tai yra, vadinasi, labai blogai su mūsų švietimo sistema ir su supratimu, nes jeigu, kaip aš šiandien kalbėjau darbo grupėje, LRT direktorius lygių laisvam žodžiui, tai yra jau viešo interesų pažeidimas, nes direktorius lygiai taip pat turi būti aiškiai atskirtas nuo redakcinės politikos ir nuo žurnalistų. Ir mane labai pradžiugino teigiama ta tendencija, kur čia buvo priimtas sprendimas vieno, neminėsiu pavardės, politiko nekviesti. Iš karto pasipriešino pirmiausia kas? Žurnalistai, nes tai yra jų pareiga, jie puikiai supranta, palaukit, aš sprendžiu su kuo kalbėti, ne direktorius, ne valdyba, ne taryba. Tai va čia yra geras pavyzdys ir ta gera sėkla, kuri rodo, kad Lietuvoje žurnalistika yra išlikusi. Tai iš tikrųjų garbė toms kelioms drąsioms žurnalistėms, tai Liepai Želnieniai, Agnei Skamarakaitei, kolegės, tikrai puikios žurnalistės. Paskutinis klausimas yra tas, sistemą matote, tą visumą matote, priėmimas bus ko gero sudėtingas. Kaip jūs įsivaizduojate, dabar įmanoma vis dėlto būtų kada priimti ir kas turėtų priimti? Kitaip tariant, kad Seimas turėtų priimti, vis suprantam, bet ar susitars? Darbo grupėje, sakyčiau, atmosfera tikrai nebloga. Gerėja. Kai kurios partijos išėjo, nedalyvauja, bet, sakyčiau, tai yra silpnumo parodymas. Nemaža dalis, pavyzdžiui, tų pačių konservatorių pasiūlymų yra priimami. Ir šiandien tų esminių ginčių, kurie buvo realiai atsiradę pradžioje, bent jau aš prie stalo nematau. Bet aš, kaip jau minėjau, įstatymo tobulinimas turi turėti, mano manimu, 3 dedamasias dalis. Dabar valdysena, kurią būtų galima priimti pavasario sesijoje. Antra dalis, kuriai reikia daugiau žinių pasiruošimo dėl viešųjų paslaugų pavedimo sutarties. Ir trečia, pagal tai užtikrinti ir finansavimą. Tai aš manau, kad daug die, kad per metus šiais metais Seimas sugebėtų išdiskutuoti, pasirengti kokybiškus įstatymo projektus ir juos priimti. Tačiau valdysenos paketas, aš manau, kad jis galėtų būti priimtas pavasario sesijoje labai greitai.
Aišku. Kągi, tai linkiu sėkmės. Linkiu sėkmės, Artūrai, ir Tamstai, ir mums, kadangi mes irgi esame tos darbo grupės nariai, tikiuosi, kad susitarsime. Labai aktyvus, labai profesionalus ir komplimentai. Tai ačiū Jums. Ir drąsūs svarbiausia. Kągi, kur dėtis be drąsos? Jau užtenka tų bailumų Lietuvoje. Gerai, tai linkiu sėkmės, iki pasimatymo ir... Dėkui. Bendravome su Artūru Zuoku, žurnalistu, kolega, Seimo nariu. Audrys Antanaitis buvo su jumis ir laida Slenkstis. Ir likite su slenkščiu, nebijokite žengti per jį.